Prieš daugelį metų kilo ši ganėtinai crazy idėja ir pagaliau metas atėjo įgyvendinti. Prie rekordinio šalčio temperatūros, spaudžiant dideliam speigui, sugalvojau praleisti naktį miške. Pažiūrėkime, ar man pavyks tai padaryti. Šiandien graži žiemos diena. Varysim stovyklauti. Sugalvojau labai crazy idėją, kurią norėjau jau daug metų įgyvendinti. Pernakvoti per naktį žiemą. Sėmiau malko ir dabar su šito įrenginiu savo homemade varysim į gamtą. Bus įdomu. Jau užsiknisau nešti iš tikrųjų, nes čia nesąmonė. Tai jau geriau būtų su mašina važiavęs. Pažygės pirmą nusimetą ir paskui susirasim kokią vietą, pasidarysim cozy vietą turbūt. Čia kabutėse. Tikiuosi, kad nesušalsiu apskritai. Esu visiškai beveik nepasiruošęs, toks biudžetinis variantas, viskas ant greičio, kas yra negerai. Kas varom, nes saulė nusileis, bus liūdna ir šalta. Jėmu šitą įrenginį. Nu va, kaip matot, šitas malkas čia yra taip tempiu ir toks kelias nusimato gan nemažas. Bus matyti, kiek aš čia greitai nuvarysiu. Mėgynais. Rogutės būtų buvęs geriau. Eina savo. Aš nuvargsiu dar netėjęs. Čia kaip anksčiau sakydavo, kai mokyklą įdavo po 10 km. Nu jo, čia išbandymas. Ir kas žiūriausia, kad nėra jokio. Aš va, tempiu. Tik nežinau, ar toli nueisiu, nes gan daug resursų deginu vieną. Dabar jau čia, kad nusikatė. Na va, žodžiu, parsinešu malkas, belia kaip sušilau, labai blogai, reikės atvėsti ir galiu labai pradėti šalti dėl to, kad nelaikiau geros kūno temperatūros, bet kai toks krūvis, tai žodžiu. Nes jau per naktį prabūti yra vienas dalykas, bet kai dar apsunkini sąlygas papildomai šitaip, tai nieko gero nežada. Baigėsi civilizacija, va čia pravers dabar šitas, nes sniegas labai purus iki kelieno. Pati idėja labai crazy. Eina savo kaip smingu. Nežinau, parašykite komentarus, kas darytume tokį dalyką. Čia visą ekipuotė yra pas mane. Kuprinė, kirvis, maistas, gėrimukų krūva, Red Bulliukas, kuris suteikia sparnų ir malkas. Malkas tai buvo pats blogiausias sprendimas. Klausėt, tu kam tos malkos, taigi į gamtą. Vat reikia, kad turėti savo malkų, sakykim taip. Kaip tylo. Eina savo. Buvo verta atvaryti. Iš karto atrodo, buvo visas vertas tas struggle. Matas, kad čia gyvūnai, laukiniai, gal stirnas. Ja, jaučiu stirnas, nes gilios pėdas. Rasiu kokią vietovę. Pasiėmiu, ką su to padarysim, kai ką pabandysim, pažiūrėsim, ar gausis. Jeigu gausis, bus žiauriai insane projektas, bet pirmą laužą reikia kurti, kad būčiau bent įskepęs kažką sušilti. Na ką mes toliau tęsiam. Kaip sunku, negalvoju, kad tai bus lengva. Sakau, negalvoju, kad bus taip lengva jau iš įpračias. Pažiūrėkit gamtą. Čia bandysiu skūrinėti. Biškai nusirengius, pažiūrėkit. Bet garuoja visiškai. Daug saulės neliko. Bandysim įsikurti laužą. Yra prikritusių visokių mirusių medžių čia aplinkoje. Iš tikrųjų nelabai gerai tokie dalykai. Na štai nusimovau maikę. Atvėsti. Bandysim prisikasti sniego, nes jo gan nemažai. Vieną krūvą. Ar eitų pasidaryti mum, ką galvoju, ar neįtų. Jau kai kurie turbūt mintį pagavo. Per tokį laiką, kiek čia sniega. Kaip nuovargis kabina eina savo. Mintis būtų pasidaryti namą, kad įlyst, jeigu atsisėsti, tai būtų super. Bet reikia ir nepamiršti, kad saulės mažai turim. Tai reikės ir ugnį sukurti. Su tom malkom, kurias nešiau čia, kad prenumeruokit. Tikrai labai norėjau šitą video padaryti. Daug metų šnekėjau apie tai. Ir niekaip nesugebėdavo ateiti ir padaryti visą laiką. Arba sniego nebebūdavo, arba į varžybas išvarydavau, kai būdavo sniego. Kad dar ta kojos trauma, tai čia irgi nepridavo vaibo. Nu, bandom padaryti viską, ką geriausia galim šitą žiemos. Kažkiek prisikasiu, nežinau, ar užteks, tikrai neužteks, dar reikia, bet tikrai reikia skubėti. Nedidelis namukas bus, bet man užteks, manau. Kaip gerai, kad vienas esu. Klipsa. Parašykite komentarus, jūs, ką nuveikėt šitą žiemą. Aš tai gipse prabuvau, sportavau, vidų kasiu jau, kai laužą užsikurs, nes reikės, kad drabužiai džiūtų bent kažkiek, rankas, kad nenušalčiau. Šitos pusės šis gerai atrodo. Aišku, dar toli gražu, kiek reikia, bet daugiau energijos buvo, jeigu būčiau atvažiavęs. Kaip sakant, nebūtų full experience. Dabar full experience gavas. Aišku, dar grįžti reikės. Dar kol judu nėra šalta. Kuo didesnis namelis daros, to didesnė motyvacija. Kaip sakant, snowball effect. Ir visur taip gyvenime. Kai matai, kai artėja tikslo, manau, kaip tik pagreitinės tempą.
Šią žiemą negalėjau saltų daryti. Į sniegą labai norėjau, va į tokią pusnį sniego įkristi su kokiu 2 saltų, 3 pats malonumas, bet šiais metais pasisekė kabutėse, praeitais metais. Bet jau viskas gerin, tai džiaugiuosi, pozityvas yra. Naujas video šitas, tikiuosi patiks mano effort įdėtas, nors ir vienas, bet, kaip sakant, kai nori kažką padaryti, kartais tenka vienam ir daryti, nelaukti. Ne kažkur kažką, bet va jėmi kasto į rankas ir kasi. Kaip ir su keliais, manau, šiais metais. Dar šiek tiek norėtųsi pakasti, kad būtų bent tokia beveik 2 tokia krūva. Tada, manau, ramiai galėsiu pradėti kasti viduj. Viduj baisiausia bus. Bet norėčiau, kad būtų kažkoks šelteris šią naktį. Iškiai sutvirtinti, reikės su kastu patrankyti ir toliau kasti šitą pusę. Įėjimas nuo čia bus, kur nors laužiuką čia pasidarysiu. Bus geras mini piknikas. Atsinešiu pavalgyti. Tai nėra laiko dar, kada valgyti ir gerti. Ir labai purus sniegas, nes labai iš tikrųjų šalt. Net nelimpa tas sniegas. Bijau, kad užvirs. Gal ir neužvirs, nežinau, bet neturiu pasirinkimo. Jeigu užvirs, tai užvirs, ką padarysi. Blogiausia atveju be stogo bus. Realiai kaip smėlį kokį piltumą į krūvą, nes net garsas panašus. Tiesiog taip sutapo, kad neturėjau kitom dienom pasirinkimo. Ir tai šiandien startavom dieną labai vėlai, kaip matot, jau saulė leidžias. Norėjau padaryti, manau, svarbus su savim pabūti iš tikrųjų. Bus geras išbandymas, tikiuosi viskas sėkmingai, be jokių nesąmonių. Labai gražu. Svarbu, bent sniego daug yra. Jeigu sniego mažai būtų dar kita problema. Tokia kaip stovykla. Ir kalbant apie stovyklą, noriu visiems paminėti, kad šiais metais organizuoja vaikų vasaros parkūro akrobatikos stovyklą. Užsiregistruokit parkūrostovykla.lt. Lauksiu tavęs mano vasaros vaikų parkūro akrobatikos stovyklą. Nežinau, kaip jums įdomus toks formatas. Man labai įdomu. Ką jūs galvojat? Visai neblogai, beveik metras yra, gal daugiau nei metras. Nuo visokių medžių matau privirtusių yra. Prisirinksiu papildomų, dar savo malkas įkursiu. Tikiuosi patinka tokie video, kad galite atsisėsti, pažiūrėti, gal su šeima žiūrit, gal vaikystės tokį nuotykį irgi apturėti. Atsimenu, vaikystėje labai norėjau tai padaryti, tai kaip sakant, mini paprastas vaikystės svajonės. O kaip fainai būtų naktį praleisti, ne, tokiam namelį. Aišku, reikia pagalvoti, kaip darysit ir viską protingai, bet gal ne taip greitai ekspromtu kaip aš, nes tikrai labai daug nesirašau, labai norėjau tiesiog padaryti. Žinau, kad jeigu dabar nepadarysiu, reiškia, nieko nepadarysiu. Jau įlyšius. Darė prie -30 rodos temperatūrų. NATO išbandymas buvo ten. Tai čia man, sakykim, toks for fun. Kol nėra šalta, tol smagu. Kai šalta bus, prasidės tikri išbandymai, man rodos. Pažiūrėkit, kas iš mano maikės liko. Buvo ant tiek šlapia. Gerai, kad nusimovau. Būtų buvo bėdų. Ką mes atsinešim? Turim kečupą, turim pistacijų, turim kakavos, šokolado, arbatos, šašlykai, pomidoras, duona, jau šalsta. Malkuva, tai va, bandysim kurti laužą. Jau 2 pirštinės dedos ir reikia įsikurti kažkokį laužą, kad būtų bent ugnies. Nes jau gan greitai atvėso, atrodo, tik saulė nusileido iš karto. Kur mes laužą norim? Mes norim laužą čia. Reikia sniegą nusikasti. Ledo luitas. Sudėsim pagaliukus. Turiu viską, atsinešęs. Nepražūsim, nors nepriskalbės. Nepataikau čia. O? Eik tu savo. Kaip šilta. Jeigu ugnės įsidėt, jeigu išlaikysim ugnį, bus viskas super. Tikrai tų medžių labai daug privirtusių, kas yra labai gerai, šakų belia kiek, net didelių šakų yra irgi labai gerai. Va, kaip tik radau. Opa. Ir jos, kas geriausia, yra labai lengvos. Lengvos ir sausas. Tai bandysiu dabar parsivilkti. Eina savo, čia visko yra, pilnas šakų. Važiukas dega, namukai kažkokie yra, malkų irgi yra, dar reikės eiti prisieškoti. Čia vadėsiu malkas, susikaposiu, bus nakčiai, bet jau čia karšta prie laužas, tai turiu kirvę. Džiaugiuosi, kai išėjau iš tikrą, tai vat reikia čia nuvaryti. Ko čia? Pilnas, taip negalvojau, kad nutiks. Atvariau į gamtą, laužas dega ir opa, gerimukas. Naujas Monster Juiced Bad Apple. Kaip tik norėjau atsigerti. Tai ką padarom šitą gerimuką, labai noriu gerti, eina savo. Kokia spalva?
Nu, spalva nekokia. Tikrai pagalvotų, kad šuniukas kvapas, tai kaip obuolių raugintų tokių. Dizainas visai neblogas. Kažkokia moteris, tai vat, gali skarbonkę turėti. Ne, geriau nereikia. Tai ką, paragaujam. Toks grinai kaip obuolių gerimukas. Negazuotas, kas yra biški bet skonis visai neblogas. Grinai, va, tam vaibui. Eina savo kaip gera. Perfekt. O mes toliau varom malkų rinkti. Nes per daug greitai apsidžiaugsi, čia sušalsi. Reikia ne tik malkas nešti, bet ir laužų rūpintis. Nepasirūpinsi paskui, nebebus kuo rūpintis. Nes reikia džiaugtis, kad laužą išskūriau. Nes dažniausia problema didelė būna ir tai lemia, ar išbūsiu visą naktį, ar ne. Sakykime, be laužo išbūt naktį nemanau, kad išbūčiau. Tai vat malkų dar yra. Žodžiu, bebrai čia yra. Bebrų darbai, kaip sakant. Tuoj parodysiu, ką turiu omeny. Yra apgraužti pagaliai ir medžiai. Ir aš galvoju, kodėl čia tik privirtusių tų medžių, supūvusių visokių. Kas yra gerai, nes man malkų belia kiek yra. Kas yra žiauriai gerai. Bet, pavyzdžiui, va čia, jeigu pažiūrėsit, čia ne aš apskabiau. Tas medis va apgraužtas. Ir čia va irgi nuvirtęs medis. Ir ten nuvirtęs. Ir jų labai daug čia. Va pilna apgraužtų medžių. Kur eini? Ten medžiai. O čia irgi, žiūrėkit. Apgraužta. Čia belia kiek nuvirtę visiškai. Ir kaip jie įdomiai, kokį raštą gražų padaro, žiūrėkit. Kreipkite dėmesį. Matot, kaip gražiai jie čia. Man malkų padeda, jie tikrai padėjo. Ačiū bebriukam, kaip ir šitas. Belia kaip čia. Čia jau gilu daras. Jau tie medžiai apipuvę jau su kažkokiais raudonom spalvom, tai gal neimsiu šitą. Nežinau, kas čia yra, bet man nenoriu. Ko nežinau, to geriau neliesta, ne? Ypač spalvoto. Dėjęs kažkoks sluoksnis. Štai laužiukas dega. Malkų prisirinkau, reikės jau pradėti kasti. O, kaip sistema. Darau dabar tokią sieną, kad malkas išdžiovinti, kad jos džiūtų ir kad būtų lengviau kūrenti. Dėsiu visas malkas dabar čia tokiu. Ten siena ir šiluma eis į mane, va į tą pusę, iš kurios filmuojam. Šviesą turim. Laužiukas, apšviestas, tai labai super eina, sako, kaip vaizdas atrodo. Ar buvo verta varyti visą tą kelią taip straglinti? Tikrai taip. Keistai skamba, bet tikrai labai malonu. Jūs pažiūrėkit, kaip fainai. Per kamerą iš tikrųjų labai sunku perteikti, iš tikrųjų, ką jaučiu. Dabar yra šiek tiek jau sniegas, man rodos, sukietėjęs. Pabandysim pradėti kasti. Su kastuvu prasikasim. Gal nereikės visą naktį čia lauke šalti. Bet jeigu reikės, malkų, manau, užtektinai. Kas belieka? Išsikasti, išsikepti maisto, atsigerti arbatos, gerimuko atsigerti. Būtinai paspauskit laiką, tai eina savo, kaip džiaugiausi, kad atvariau. Na ką, pradėsim kas dabar. Nežinau, kaip čia gausis. Ir kas geriausia, kad ugnis, kai yra, dabar galėsiu sušilti blogiausią atveju. Tai tas yra labai gerai. Bandysim su kastuvu kasti, kad kuo mažiau būtų sniego liečiama. Pirmą iškasim tokią urvą įlindimui. Nors buvo šiandien jau minčių nepadaryti, žinokit, bet nepasidarau. Toks jau mano būdas. Niekada nepasistokit ant savo kažkokių tikslų. Kažkokių ir linksmybių tokių va. Gamtoj praleidimo laiko neatsisakykit. Man rodos pavyks šiandien padaryti. Jeigu jau tokį įsikasiu, reiškia, galiu pasidaryti. Tik norisi tos duris padaryti taip, kad būtų šiluma. Iški padarysim taip. Gerai. Jau ir į vidų tai įlysis reikės. Jo, ir ugnies nepamiršt būtinai. Daug darbų vienu metu iš tikrųjų reikia daryti. Reikia sukirsti malką. Dedam į laužą. Reikia, kad maitintų ugnį. Ir negaliu kojas naudoti, nes... Gerai. Opa. Ir į laužiuką. Reikia taip, kad jos degtų ir perlūžtų per pusę. Tada bus efektyviau. Taip, padarysim, kad jos man sudegtų iš šono. Svarbiausia, neprakasti per giliai ir per aukštai, nes tada stogas užgrius. Paskutinį kartą vaikystėje taip dariau. Bet minusas yra toks, kad kojas jau jaučiasi, kad gerai sniego prisikasė. Reikės batus kaip nors įsidžiovinti. Žinai, lysti eitų jau. Pabandom įlysti. Ar užgrius pirmas testas ar ne. Eina savo. Opa! Įlindau. Nu jau taip galėčiau, tipo, čilinti. Kojas va šildyti. Kaip ramu. Kokia garso izoliacija eina savo. Bet taip gulėti negerai. Stojamės, toliau dirbam. Pasidžiaugsim vėliau. Bus dar visą naktis džiaugtis. Ten vietos gal daug nebus, bet svarbu nepersistengti. Ir kas geriausia, turbūt kol kasiu, toj galėsiu ir uždėti kepti maistą, kas yra irgi labai gerai.
kiek čia yra vietos. Ar jau čia galime lysti? Opa! Galime lysti. Nu dar aišku, čia pasikasinėti reikės kaip reikalas, bet jau yra vieta. Iš vidaus biški lengviau bus kasti. Bet dabar reikia kiek įmanoma sukastų, kad nešalčia be reikalų. Vidu į žvakę įdėti. Kad matytus bent, ką darau. Reikia greitai suktis. Laužas gesti ar gydenas? Ne, tu negesti. Negali gesti. Reikia sukastų biški vėją. Gerai, varom pakapot malko. Kad pats maitintų. Kaip energija siesta. Atrodo, ką tik. Vėliau kiek energijos turėjo. Na va, pamaitinom laužą. Na ką, manau, nusipelniau biškį palsėti ir truputuką, neilgai, bet truputuką. Pastarysim, žodžiu parodysiu, ką pastarysim. Turiu tokį daiktą. Paimsim sniegą. Op. Ištirpdysim sniegą. Opa. Daug laiko prireiks, kol ištirpdysim. Reikės pastoviai pridėti sniegą. Tarp kitko noriu parodyti, ką aš norėjau parodyti, žiūrėkit. Pasiėmiau pomidorą, tai jau akmuo. Pasiėmiau, kaip mūsų čia sniegas tirpdos, nieko gero, ne? Mes ką galim pasimėgauti, tai gal šokoladu. Energijos daug prarasta. Šokoladas mūsų va. Bet šitas tai su kirviu tai reikės ir šitą. O, kaip lydos sniegas. Gnius labai greitai. Čia kaip pirtis tai patap. Neina. Nikeris naujas. Labai gerai. Labai gerai. Nice. Ar vandenukas, žiūrėkit. Turim vandenuką. Magija. Tiek, žiūrėkit, kiek daug labai. Biški brūdo visokia yra. Nu ką padarysi? Tokia gamta. Gamtoj viskas geriau, žinokit. Gamtoj va šokoladas. Kaip ledai. Tik nėra šalta, vat kas gerai. Na ką padarysiu, susišildysiu kojas, nusimoju batus, jaučiu, kad pirštų toj nejausiu. Yra labai pavojinga, tai geriau nerizikuoti, turiu vilnonės kojinės, batus biškai įsidžiovinsim, tikiuosi neišlydysim. Visas kaip pirty, neužsidegsiu gal, bet tai džiūna iš karto. O, kaip gerai. Fresh startas visiškai bus. Nes tai duoda tokį komfortą, atrodo, kad gali šiltai leisti laiką žiemą. O, kaip kojas šyla. Kojas šildėm. Pirmą kartą gamtoj jaučiuos visai fainai. Nėra to struggle tokio. Nu aišku, aš dar nenoriu prisikalbėti, nes visą laiką tai būna. Pati pradžia gera. Visas batas garuoja. Visas batas garuoja tiesiog. Vat su pagaliuku išmaišysim, nes skamtas šaukštas. Šaltas vanduo. Padėsim prie laužo, kur nors gražiai, kad jis virtų taip, kad matyčiau. Tikiuosi neišpilsiu tos kakavos kaip praeit. Gerai, kasam toliau. Nugrioviau įlindimą. Man rodos metas bus šašlikiukus dėti, ne? Paskui neišsikepsiu, kol aš čia kasinėju. O, kakava. Gerai, biški leisim atvėsti, kad nenusteginčiau lūpų. Garuojančią kakavą. Oi, kaip gerai atrodo. Kvapas kaip vandens. Čia visai gerai laužiukas kūrenas. Skepsim maistą. Tūsas gamtoj, taip vadinsis. Šitas sėmiau šašliko. Kaip akmuo. Visiškai. Čia nieko mandro mes nedarysim. Tiesiog paimsim labai paprastai. Sikepsim, gal biškį prideginsim, bet nieko tokio. Nes čia matot yra tiesiog ledo luitas. Ką mes su to ledo luitu darysim? Yra grotelės ir yra ledo luitas. Žiūrėkit, labai paprasta magija. Opa, ledo luitas uždedamas ir žiūrėkit, turim ledo luitą. Ir dabar tą ledo luitą, nu nėra labai gerai taip kepti, iškart sakau, leisim mes jam biškį šilti. Nebus labai perfekt, taip neturėtume šašlykų kepti. Tipo biškį prideginsim, biškį sniego uždėsim, kad nepridegtų. Šitoj pusėj bandysim įkurti antrą laužą, nes ten, kadangi dega, kažkur turi. Nu čia žodžiu prisižaisti jau galima. Kai pradedi kurti antrą laužą, dažnai nesibaigia jis labai gerai. Baigėsi tom, kad užgesta ugnis. Būna labai negerai. Šiek tiek nedaug paskirstysim tų anglių. Galvojat, kam pasidariau šias į raidę. Pasidarysim normalų stovą. Nusmailinsim, meiksim ir dėsim ant viršaus dar tokius 2 pagalius. Bandysim smeigti.
Nes po apačia tai, nežinau, sukietėja žemė. Pasidarysim šitą. Tokios homemade grotelės. Gal nesudegs pagaliai? Gal. Svarbu, kad laužas užgės. Jeigu užgės laužas šakė. Šiaip prie laužo stovėt net karštą. Veidą degina net. Pasidarėm kažkokią biudžetinės grotelės mūsų. Ir pasidėsim čia va. Man svarbu, kad laikytų ten, jeigu įgrius į tą laužą, ką padarys. Manau, iš čia padaryt, ką norėjau. Pažiūrėkit, kaip padariau. Tas pagalys tai sudegs nieko tokio. Bet va, čia galėsim šašlykus kepti. Čia jau, kad pavalgyt, pabandyti skepti jau yra gerai. Mūsų omletas čia taip pavadinti. Aš kakavą savo pamiršau. Kakavą atviesusiu. Na. Cheers. Gerima. Biški toks sintetinis skonis jaučiasi. Jaučiasi, kad atšalo. Žinot ką? Reikia dar kartą padaryti. Biški šokoladą. Nes jaučiasi, kad saldumas. Paragausim. Žymiai geriau. Šilta, nėra labai karšta. Pats tas. Labai gerai buvo. Perfekt. Kaip gamtoje išplaunami tokie dalykai. Pasiemat. Opa. Su sniegu. Įsivalo labai lengvai. Labai paprastas metodas, bet efektyvus. Dar biškai, jeigu norit pagrandyt, gali pagrandyt. Rankų nereik šaldyt. Žodžiu. Na, išsivalėm. Šiek tiek. Žodžiu, prasidėjo žiemos linksmybės. Tai vat yra 9 valandos lygiai, kiek pažiūrim, minus 15. Žodžiu, stengiuosi būti sausas, kiek įmanoma. Aš reikia žinoma, žinoma, kaip kitaip į laužą, valgysim su anglim, apsim, žodžiu, apkramtysim. Na, bus smagu, bet toks, kaip sakant, vakarėlis, namo įrengimas, nežinau, kaip čia gavosi. Jeigu sugalvosiu varyti, kilimėlį esu atsinešęs, bet žinau, kad jeigu jį įskleisiu, realiai jo nesuskleisiu rytoj ir teks nešti plastik, fantastik. Ko gero, namelis bus tik tais dėl vaizdo, kad, na, jeigu jau labai prireiktų, bet manau visą naktį praleisiu čia. Tai laužim. Na štai, koinės džiavino, ten kepa šašlykiukai, ten pirštinės džiūna. Smagiai leidžiam laiką, manau viskas labai super. Kas būna, kai peilį palieki? Laužė. Visi kitas. Gerai. Žodžiu, duoną kepsiu, nes duona kaip akmuo. 11 valandų ir laužiukas dega. Čia irgi kauzi. Čia nežinau, malko kažkiek dar turiu. Dar tikslas bus tiesiog išbūti visą naktį, nesušalti, aprūpinti savo malką. Reikės dar čia kažkas šildyti, jau čia batus savo. Opa. Suoliuką pasidariau beje. Opa. Tai va taip atsėsiu, galėsiu batus biškį įsidžiovinti ir sušilti truputį. Kai eisiu malko neišpaina, jeigu nereikėtų ieškoti malkų, išvirtusių medžių ir taip toliau. Ir batus reikės įsidžiovinti vėl ir... Na ką, verdam vandenuką, žalioji arbata. Iškygarsim, opa. Verda arbatytę, pažiūrėkit, opa. Žalioja arbata su cukrum ir reikia padelę. Padelis šį kartą Red Bullio skarbonkę. Padėsim taip Red Bullio skarbonkę. Arbatytę, nes matai, visokių žolelių yra. Taip rankom gera bus šilint. O, kaip šilta, eik. Red Bulliukas garuojantis. Na ką, Red Bullio skarbonkė arbata garuoja. Žodžiu, taip šilta rankom, taip gera. Ką, paragaujam? Oi, na savo. Blemba, nesu mėgėjęs žalios arbatos, bet galvoju, šį kartą reikia pasimti. Bet šilta gera. Buvo dabar visai gerai. Rudenį norėjau padaryti taip, bet neišėjo. Na ką, reikia pažiūrėti, kiek valandų. Tai vat be 5:12. Čia beliko dar eina savo. Nuo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dar smagumai tik prasidės, man rodos. Tikrai darosi nebe šilta viskas. Reikia galvoti kažką. Žodžiu, sėdžiu laužę, bandau kojas šilyti, nes kelnes jau belia kaip sušala. Batus įsidžiovinau. Žiūrim, kokia čia temperatūra. Minus 17, kiek turi būti. 7 ryto bus blogiausia. Planas yra išvaryti švis. Visą naktį nemegosiu. Ten namukė švieselė dega. Reikės malkų varyti. Na štai ugnis kokia. Kastuvo, va taip sugalvoju padaryti. Kad geriau įkurti. Tokia šiluma eina savo. Liuk, kaip gerai. Va dabar gerai, labai gerai. Aha.
Na ką, atsigersim gerimuko, šildaus. Užsidėjau suledėjusias kelnes tam, kad kojų nedegintų, nes ant tiek karšta šitoje vietoje. Na ką, pasiekėm -18. Eisim, sakykime, mėgoti iki ryto. Tie, kurie norit prisidėti prie mano kanalo ir prie mano kūrybos, galite tai padaryti apačioje Contribui. Prisijung prie mano Contribui ir mes lekiam jau mėgoti, sakykime, taip. Nėra šilta, bet nėra labai blogai. Tik kad erdvės mažai. Ai, blema, reikia nesušlapti. Ir kad sėdžiu ant sniego. Tas labai yra negerai. Čia, aišku, galėjom dar įsikasti. Galėjom pasidaryti geriau, bet nežinau, kiek čia gaunas. Yra, aišku, minusinė temperatūra. Blema, kaklą perstempiu jau. Jeigu kokį pečiuką pasidarius, kažką, kokį kaminą čia pasidarius. Manau, galima labai visai gerai pavaryti, ne? Toks vaizdas. Aš manau, kaip pirmam kartui, kad apskritai padariau, džiaugiuosi. Esu labai mažai mėgojęs iš vakar. Mėgojau irgi 3-4 valandas. Ir dabar va nemiegu iki 7, iki 8 ryto. Prieš daug metų norėjau padaryti šitą video, prieš 5 metus gal net daugiau. Bet taip pailsėti. Labai gerai būtų. Yra 2:30, žiūrim kokią temperatūrą, -18. Čia prie laužo, žinok, nesijaučiu, -1 atrodo net nėra. Dega kojos, eina savo. Tokia duobė ir šiluma labai kyla į viršų, kas yra gerai. Tai neblogai, manau metas gerimukui dar vienam, ne? Tų gerimukų turi dar porą, man rodo. Na, dar likusi porcija šašlikų. 4 šašlikai pabandysiu įsikepti skaniai. Pavalgyti kečupą šildų. Pomidorą dar reikėtų. Žodžiu, žiūrėkit, pomidoras. Šalės. Iš tokio pataikyt viskas būtų. Žodžiu, irgi keptas pomidoras bus. Reikia viską įsikepti. O, visai gerai. Šita porcija bus gera. Prabuvau traumai, bus apie traumas video, tarp kitko. Jau po reabilitacijos, po visko. Koja gyja, aišku, dar yra skausmų. Kurį laiką tikrai reikės dar pasaugot, nors jau dariau ir sau. Visiems didelis ačiū, kurie palaikot, nors ir nuoširdžiai ačiū. Dabar jau galim valgyti. Yra, aišku, angliuotų. Na ką, ragaujam. Nors su anglim, bet labai skanu. Bjauriausia yra, ir šašlykas yra vien lašinys. Fui. Nu ką, pomidoras tas spėjimas. Kaip ledai, pomidorų ledai. Vienoj vietoj minkšta, kitoj vietoj kieta. Paskutinis šašlykiukas. Na ką, 3 nakties. Pavalgėm skaniai, buvo gerai. Aišku, pomidoras kaip obuolys. Tikro kaip akmuo ten jau buvo, ne kaip obuolys. Va dabar tiesiog stumsim laiką, stengsimės nesušalti, neužmigti. Gerimuką atsidarysim, tas jaučiu irgi bus sušalęs. Na ką, reikia jaučiu įlysti namus dar, pasižiūrėti, kas čia gera. Žvakutė dar dega. O kas čia? Naujas monsteris. Sušalęs, ledo luitas. Visiškai padėsim čia kur nors. Eina savo ir aš pašalau. Yra 3:30 ryto. Biškai energija užsėsta, žinokit. Ar ištemsiu iki 8? Jo, ištemsiu tikrai 4 valandas. Aišku, nuotikių visada yra, kaip sakant. Dar čia malkos kūrenas, manau, labai gerai. Ponai ir ponios, pasiekėm šiandienos Max. Salto daros, tikrai. Jau yra taip ganėtinai vėsu, plus jau nuobodu daros. Malkų, manau, iki ryto užtek. Daug nebeliko, 2 valandas, kol prašvis. Dabar tikslas bus išlaikyti šilumą. Likusią valandą, nežinau, kažką nuveikti. Gerimuką atsigerti paskutinį ir paskui keliauti namo. Smagiai, sakykime, iššūkis buvo. Vienu metu buvo net labai gerai, kas buvo labai keista, nes kai būna labai gerai, net būna keista, nes nėra šalta, nieko. Ir paskui staiga prasidėjo problema, šalta ir taip toliau. Net nenori eiti, nes taip šalta, dar reikės grįžti namo pėstute. Na ką, 7 ryto ir yra -17. Tai dar planuoju praleisti valandą čia visą naktį. Čia jau paskutinės malkas. Ai, pavargau. Tai būtinai va pasaskit laiką. Jau teoriškai išgyvenau per naktį. Dar plus mėgojęs labai mažai. Ir šiandien dar va nemėgojau. Tai tas turbūt irgi energijos labai daug atema. 7:23. Sėdam laužu. Batus šildomės. Oi, blemba, batas sustingęs labai negerai. Opa.
bet dar prieš išeinant noriu kojas šiltas turėti. Kaip nepajaučiu laiko nuo 6 valandų iki dabar, tiesiog dingo, bet nuo 3 iki 6 buvo kosmosas, žiauriai lėtai laikas jo. Teko malku varyti, bet buvo vienu metu šilta, tai kad atsipalaiduot galėjau, tai buvo keista. Toks vaizdas rytinis. Aišku, būčiau ne aš, jeigu nebūčiau aš. Na? Kaip galvojat, atbulinis salto gerai atrodytų? Kadangi čia minkšta, tai galiu padaryti. Vienintelis saltas šiandien, kurį darysit, tai čia. Būtinai pasubscribinkit, palaikinkit. Kaip fainai. Taip atrodo ankstyvas gražus rytas. Po truputį jau reikės ruoštis keliauti namo. Kiek čia galima būti per naktį. Nepamirškim, kad mes kai ko neišbandėm ir kai ką žadu palikti. Paliksim lobį. Čia lobis paliekamas čia. Viskas susidėjęs, šiukšlės susirinkęs. Į kuprinę viskas susigrūdau kiek įmanoma. Kiek čia beliko laiko. Sakiau, 8 baigsim, tai 8 ir noris baigti. 3 dar liko. Testuosim naują gerimuką. Ką už jūs, ne? Dizainas geras, skonis labai patinka. Kiek vertinu, lengvai 10. Labai gerai. -9. -17 vis dar. Kaip gražu. Ar ši kelionė išvyka buvo sėkminga? Tikrai taip. Labai džiaugiuosi, kad pasikliau savo intuiciją. Dar galvoju, gal nespėsiu, bet galvoju, nespėsiu. Ir padarysiu. Ir padariau. Challenge'as yra įgyvendintas. Noriu parodyti, kad galite susigalvoti įdomių visokių vaikystės svajonių. Yra labai svarbu daryti tai, kas patinka jums. Aš padariau tai, ką norėjau padaryti daug metų. Įgyvendinau savo vaikystės svajonę. Praleidau naktį prie -19 buvo iš tikrųjų nelengva, daug visokių taktinių klaidų padaryta, bet, taip sakant, yra iš ko mokytis, bet ir yra daug sėkmių. Užsikūriau laužą, kuris leido ir linkiu visiems iš to užsimotyvuoti, užsibrėžti kažkokį tikslą. Nebūtinai tokį tikslą, galit paprastą tikslą, gal kažkokį crazy tikslą. Svarbu jį turėti ir jo siekti. Liko dar 7 minutės ir noriu visiems iš tikrųjų padėkoti, kurie žiūri tas video, kurie palaikė mane nesėkmės atveju, traumos atveju ir panašiai. Tai didelis nuoširdus ačiū jums žiūrovai, kad žiūrit šios video, kad paspaudžiat like, nepagailit. Tikiuosi šis video jums patiko, kaip ir man patiko čia būti. Jeigu norėsite ateityje pamatyti dar tokių kažkokių video exploro, tos pačios kelionės po Lietuvą artėja, tikiuosi kojas sugys. Iki to laiko gal su jumis net susimatyti, padaryti kažkokį kaip senais gerais laikais fan meetą ir merčą gal net išleisti. Laukiu oficialiai 8 valandos ir tada galėsim išeiti lauk. Dabar jau viskas. Dabar jau net nenugriaus taip lengvai. Lygiai 8. Challenge'as įgyvendintas. Jei, viskas. Oi, grįžti bus lengviau žymiai. Nepamirškit įsiregistruoti į parkūro stovykla.lt. Kaip atėjom, taip ir pareinam.